Šį kartą video toks labai žemiškas. Kaip išgyventi be pinigų. Toks dalykas, kad gyvenime labai dažnai jausdavau tą trūkumą pinigone ir nuo to jausdavausi nesaugi ir visi kiti jausmai kaip baimė, pyktis, liūdesys ir visi tie būdavo grynai iš to, kad jausdavau tą trūkumą finansų srity. Ir niekaip nerasdavau būdų, kaip iš to išlipti. Aišku, čia, jeigu pradėti gilintis, tai ten visokios giminės programos, ten ir panašiai, ir kad aš kitaip ir negalėjau gyventi. Bet kaip tai keičiantis į tą naująją savo versiją, tai mokaisi nebekontroliuoti situacijos ir nebebandyti suvaldyti to, kas ateina. Pavyzdžiui, ieškaisi darbą. Ta prasme, gyvenimo kūrimas, jisai gauna kitokią lyg prasmę. Ta prasme, tai gaunasi ne tai, kad bandai sukontroliuoti tai, kas ateina, o bandai mintyse susikurti to, ką nori savo aplinkoje, savy, ir eiti link to, daryti kažkokius žingsnius. Čia ir labai seniai žinoma ir visi tą žino, bet čia ir yra tai, kaip naujai reikia išmokti visiškai gyventi ir pasitikėti to, kas ateina. Jeigu šiuo metu aš nelabai turiu tų pinigų, tai matyti, tai ir kažkokia pamoka man ir aš turiu ją išmokti iki galo. Ir tiesiog išmokti būti ramybėj su tuo, kad ar turi pinigų ar neturi, kad tai yra vis tiek gerai. Matyt, taip reikia ir gerai, šį kartą nėra tų pinigų, vėliau atsiras jų ir viskas išsilygins. Aš anksčiau, sakykime, iš tos baimės ir visos tos emocijos man sukurdavo tokį dalyką, kad, sakykime, gaudavau algą ir man reikėdavo kažkaip save pradžiuginti, kažką nusipirkti, būtinai kažkokį daiktą arba maistu. Ir gaunasi tokie emociniai pirkiniai, kurie tiesiog paspartina greičiau išleistas pinigus, Ir toks užsisuka ratas toks, kad per emocijas išleidi pinigus, tada stresuoji, kad neturi pinigų ir tada žodžiu. Tai va. Dabar mokausi būtent atsipalaiduoti tame. Aišku, būna visokių tų dienų, nes iš tikrųjų kiekvieną dieną ir skirtingai, jeigu pastebėjo kas nors, tikriausiai vis pastebėjo, kad būna tokia paduodama skirtinga energija skirtingom dienom ir pagal tą paduodamą energiją jinai tą dieną ir vystosi ir pagal tai, sakykime, kas mano viduj, kas ten rezonuoja, kas nerezonuoja su tuo, kokia ta energija ateina ir taip ir gaunasi ta mano diena. Jeigu ten daug ugnies energijos paduoda, tai jinai kelia arba konfliktus, arba ją galima kūrybiškai kažkaip išreikšti, ta prasme eiti ir kurti, daryti kažką, kas
kūrybiškai kaip galiu pasireikšti kūrybiškai, netgi eiti ir daryti naujus dalykus, kurių nesu bandžius, ane, ir tai yra kūryba. Kas dar? Nežinau, šiuo metu, sakykime, yra vėl tas momentas, kai, sakykime, tų pinigų trūkumas, sakykime, atėjo iki to jau kritinio taško ir tada ateina ir visi tie jausmai tokie vėl užpuola. Tas toks lyg vienišumo jausmas, bandai kam nors parašyti, kad pabendrauti truputėlį, bet nieks neatsako, nieks, negali. Ir taip. Bet, gal tiesiog reikia nebėgti nuo tų jausmų, tiesiog būti su jais, ne? Nes juos tiesiog reikia išgyventi ir jie tada praeina kažkada. Nes tas vienišumo jausmas, jis yra iliuzija iš tikrųjų, nes kai aš išmoksiu visiškai pilnai būti su savim, ta prasme savo kompanijai, tai man nebereikės kitų žmonių, man iš vis nebereikės jų, nes, jeigu, pavyzdžiui, aš dabar pastebiu, kad sutinku kokius žmonės ir jie turi savo chaoso ir tas chaosas labai taip vargina, iš tikrųjų, nebenori jau atrodytų kitų žmonių tame chaose paskęs kaip anksčiau, nebenori sugerti jo, nebenori, kad, kaip sakant, pasidalintų su tavimi viskuo, kaip jie jaučiasi, ne? Nes kiekvienas mes turim savo išgyventi ir savo energiją tausoti, kaip sakant, jeigu gyventi kaip anksčiau, empatai taip gyvena iš tikrųjų, kad jie visiškai save atiduoda, visiškai. O tai iš tikrųjų, jeigu žiūrėti iš visatos, iš aukščiau, kaip sakant, tai iš tikrųjų tas savęs perkompensavimas jis net nėra tame jokios prasmės. Nes tokiu būdu ir tiesiog, pavyzdžiui, užimama erdvė, ne? Tarkim, susitinka 2 žmonės arba daugiau žmonių ir tas, kuris linkęs perkompensuoti, jisai užima erdvę, jisai visą laiką viens pats kalba, nori save išsakyti, išpasakoti, galbūt su intencija, kad pamokyt, gal, ta prasme, visą save atiduot, bet kiti nuo to nėra laimingi, jie nori, sakykime, pabendrauti, irgi nori lygiavertiškai pabendrauti ir tas perkompensavimas išeina, niekam žodžių džiaugsmo nesuteikia. Tai tada reikalinga mokytis tų ribų. Ribos yra labai svarbu bendraujant su žmonėm ir asertyvus bendravimas, tvirtas bendravimas, gerbiant kitą žmogų, bet statant ribas, kai jau jauti, kad kitas jau peržengė tas ribas. Ir tame labai svarbus yra tie vidiniai pojūčiai. Sakykime, aš būnu su žmogumi ir bendrauju ir man viduje jau kažkas kyla, tarkim, žmogus užima visą erdvę, ne, tai tada aš taip tyliu, niek nesakau, o jisai jisai džiaugiasi, kad tu jo išklausai viską, ne, kad čia vos negalvoja, kad ryšys kūrėsi, ne. O iš tikrųjų tu ten viduj, žinai, biškį jau verdi, nes, tau jau nebetinka tai, bet tu tylė, ne. Tai reikia mokintis tų ribų, kad būtų aiškumas ir kad visi suprastų situaciją, tai
tokia, kokia jin yra. Pavyzdžiui, nes jeigu aš tyliu, kit žmogus galvo, o, kaip fainiai čia, mes čia vos nekuriam ryšį ir aš ten galiausiai, nežinau, man prisikaupė ir aš, pavyzdžiui, nežinau, tiesiog nustoju bendrauti ar dar kažką, bet kokią situaciją, bet esmė tame, kad tas žmogus liek nesupratęs, kas čia įvyko, taigi mes gražiai bendravom mane ir panašiai, jis tiesiog nežino, kas mano viduj ir kad man netinka tas jo perkompensavimas. Žodžiu, išsiplėčiau, užteks gal jau. Tai va, tas gyvenimas taip ir sukasi. Tos ribos, jos neturi būti nustatomos kartais, jos turi būti nustatomos kiekvieną kartą, praktiškai kiekvieną kartą bendraujant su žmogum, ten turi kažkiek tų ribų vis tiek pasimatyti, nes tai yra kasdienis bendravimo su žmonėm dalyks. Nes mes, kai ateinam į šį pasaulį ir vaikystėje, sakykime, tos mūsų ribos būna nutrinamos, bendraujant su tėvais. Žodžiu, ir mes ateina laikas, kad turim vėl tas ribas nusibrėžti sąmoningai, nes tik tada yra sveikas bendravimas su kitu, kai viens su savo ribom ir kits su savo ribom. Ir žmonės praktiškai bendrauja ribomis, kurioje vietoje susitinka tos ribos, Tai čia irgi labai graži kūryba gaunasi bendravimo. Jo, labai subtilu gaunas, nes, toks menas gaunasi mokytis ir pačiam nesusimažinti ir kito nesumažinti, arba kito neišaukštinti, savęs neišaukštinti, žodžiu, kad lygiavertis bendravimas būtų, kad ir aš pasakau viską, ką noriu, ir visiškai atsižvelgiu į kitą žmogų, ir lygiai, visiškai su pagarba. Labai svarbu pagarba, aiškumas ir, žodžiu, mokytis bendrauti. Tai aš einu link to tik tai dar ir čia vat yra tai, ko aš norėčiau užsiimti, tas sveikas bendravimas ribomis. Tai va, reikia pirmai išmokti ribų, kad galėčiau sveikai bendrauti su žmonėm. O tada, kad atsirastų tie sveiki žmonės, nes jų irgi, ta prasme, mes visi vis tiek einam per savo pamokas ir kad ten būtų sveikas žmogus, čia jau reikia paieškoti tikriausiai, Gerai, papasakosiu.